Labas vakaras, tai nedelsdami ir pradėsime. Sveiki visi susirinkę į muziejų, labai džiugu jūs čia matyti ir labas vakaras visiems, kurie stebi transliaciją mūsų Facebooko paskyroje. Susirinkom į paskutinį renginių ciklo Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje renginį, kuris yra skirtas Šventojo Juozapato Kuncevičiaus kankinystės 400 metų jubiliejui paminėti. Ir džiaugiuosi galėdama jums pristatyti 4 istorikus. Darius Baronas, Alfredas Bumblauskas, Remigijus Černius ir Liudas Jovaiša diskutuos tema bažnytinės unijos iššūkis. O paskui galėsite užduoti ponams klausimus. Prašom. Ačiū. Tai sveiki, kadangi mažiausiai išmanau šitą temą, tai pabūsiu tokių klausinėtojų pradžiai, o tada tikiuosi, kad ir tokių klausimų iš auditorijos sulauksime, nes tikrai turime kas geriausiai turbūt išmano unijos istoriją Lietuvoje, be abejo. Lietuva nėra visas pasaulis, bet štai mūsų tyrinėtojai, kurie daugiausiai tą temą yra gilinęsi. Pati tema, man atrodo, labai geras pavadinimas - bažnytinės unijos iššūkis. Unija turbūt labai dažnai yra iššūkis. Susijungti ir išlaikyti vienybę. Tai gali būti labai įvairios unijos. Politinės unijos, Liublino unija, Europos unija. Gali būti asmeninės unijos turbūt. Santuoka, šeima irgi išlaikyti tą vienybę. Bažnytinė unija tai vėlgi viena iš to vienijimosi, susivienijimo formų. Ir pats žodis turbūt unijo skiriasi nuo žodžio lotyniško vienybė, unitas. Tai turbūt nurodo irgi, kad gyvename netobulame pasaulyje ir krikščionims visada ta vienybė, unitas yra siekinys, idealas ir tikslas, bet niekada jo tobulai neįvykdome ir ta unija visada yra nuolatinė pastanga įveikti konfrontaciją, įveikti skirtingumus, rasti modus vivendi sugyvenimą tiek asmenų, tiek įvairių grupių. Taigi unijos istorija Lietuvoje irgi yra ir ilgalaikė, ilgaamžė ir labai įvairia pusė. Unijos galime matyti bent keletą etapų ir be abejo unija skleidėsi visuomenėje, kuri irgi istoriškai kito. Tai toks dinamiškas procesas, banguojantis procesas, tam tikrais amžiais tai buvo, darbotvarkės viršuje, pirmuose žinių pranešimuose galėtume sakyti, tam tikrais laikotarpiais turbūt apie ją visai ir Lietuvoje būdavome primiršę. Toks pulsuojantis, kaip ir pats gyvenimas, kaip ir pati istorija dalykas. Ir unija Lietuvoje vėlgi nebuvo Lietuvos išradimas, ta idėja atsirado tada, kai atsirado krikščionių skilimas. Turbūt daugiausiai žinom 1504 metų datą, tą didį skilimą tarp rytų ir vakarų, kuris realiai turbūt nuo 1204 metų. Turbūt turėtume akcentuoti tą Konstantinopolio nusiaubimą kryžiaus karų metais, kai tie rytų ir vakarų pasauliai realiai išsiskyrė. Ir pastanga susivienyti buvo tokia permanentinė. Po 70 metų, 1274 metais Liono antrasis bažnytinis susirinkimas jau svarstė unijos klausimą, o Lietuvoje ta unijos idėja atsirado su darbotvarkė, kai Lietuva išsiplėtė, apėmė stačiatikių gyvenamus kraštus, ortodoksų kraštus ir 15 amžiaus pradžioje, Vytauto laikais, štai mes jau turime tą unijos idėja Lietuvoje. Netrukus kitas impulsas - bažnytinė unija Florencijos susirinkime. Bandymas suvienyti ištisus pasaulius, rytų vakarų pasaulius Konstantinopolio ir Bizantijos krikščioniškos imperijos žlugimo akivaizdoje. Ir norėčiau klausti dabar, kaip ta lokalinė lietuviškos unijos idėja koreliavo su Florencijos unijos pastangomis. Ar mes galim pasakyti, kiek kas čia buvo kokio nors Lietuvoje savito, ar mes turim tik idėją be konkrečių tokių pavydalų, apie kurią negalėtume nieko daugiau pasakyti. Ir
Vėlgi po to, po Florencijos unijos, matome tokią praktiką, kad Lietuvos ortodoksai, tikintieji, dvasininkai, pasauliečiai taip pat yra linkę priimti popiežiaus autoritetą. Tai tam tikra Florencijos unijos tąsa, kuri kažkaip, man beskaitant istoriją, taip išnyksta, neaišku, kodėl tokiuose staiga nutrūksta 16 amžiaus pradžioje, tarsi visai jos nebuvę, nors ta pastanga atrodė visai gyvybinga 15 amžiuje per ištisą šimtmetį. Tai gal kokios čia galėtų būti priežastis, ne? Ar atsakomi tie klausimai? Taip, reikėtų, kad Remigijus pirmas, nes jis seniausiai pradėjo domėtis tą Florencijos unijos problematiką. Tai dėkui labai. Na, sudėtingas klausimas, bet galima atsakyti ir mes visi gal pamėginsim atsakyti. Tiesiog Lietuva kaip dviejų konfesijų valstybė, stačiatikių ir katalikų, tai be abejo susidūrė po krikšto iš esmės su šita problema. Ir Vytauto bei Jogailos pastangos buvo bažnytinę uniją įgyvendinti. Jie Konstantos bažnytiniam suvažiavime mėgino tai padaryti. Grigalius Camblakas, išrinktas Kijevo metropolitas, buvo pasiųstas 418 metais. Tik žinoma, ten tas bažnytinis susirinkimas kitus prioritetus turėjo ir tiesiog, man atrodo, netgi nesvarstė to klausimo arba svarstė tik probėgšmiais, sakydami, kad reikėtų ateity tai svarstyti. Bet dabar pačiai Lietuvai, kodėl tai buvo svarbu todėl, kad Lietuva neseniai buvo apkrikštyta ir, man atrodo, čia iš valdovams buvo vienas iš prioritetų katalikiškam pasauliui parodyti, kad jie stengiasi sugrąžinti tikėjimą, vieningą tikėjimą, pavaldinius stačiatikius. Tai, man atrodo, Vytautas labai daug dėjo pastangų, bandydamas įrodyti, kad jie iš tiesų esam tikri katalikai, ne šiaip savo, kad žinot, kaip čia ordino propaganda labai smarkiai veikia kažkurį laiką, kad šiandien jie netikri, kokie čia krikščionys, jie netikri krikščionys, jie apsimetėliai ir taip toliau. Labai stipriai veikia šitas dalykas, bet reikia vėlgi atsiminti dar vieną dalyką, kas kliudė. Iki Florencijos bažnytinės unijos 1439 metais galiojo dar Liudo minėtas Liono bažnytinio susirinkimo nutarimai galiojo dėl bažnytinės unijos ir tenais iš tiesų buvo keletas punktų, kurie buvo pakankamai nepriimtini stačiatikiams. Tai reiškia, tuomet buvo pasakyta, kad krikštas stačiatikių nėra tikras, jie turi perimti katalikišką formulę. Ir filiokvė klausimas, taip vadinamas, iš kur kyla šventoji dvasia. Ar iš Dievo per Kristų, per sūnų, ar iš Dievo ir sūnaus. Tai stačiatikių formulė yra, kad iš Dievo per sūnų, o katalikai sako, kad iš Dievo ir sūnaus. Tai tas filiokvė klausimas iš tiesų tuo metu ir buvo irgi labai svarbus. Tai du klausimai, kurie iš tiesų stačiatikiam darė tą uniją tarsi ir nelabai priimtina iki Florencijos bažnytinės unijos. Dar ką reikia pasakyti, reikia visada atsiminti, kad istorijoje veikia labai kultūriniai ir tradiciniai imperatyvai. Netgi mes 21 amžiaus žmonės turbūt sunkiai keičiame tradicijas, ar ne, staiga sakytumėm, kad tapkim stačiatikiais, tai atrodytų keistai labai, ar ne. Tai jūs įsivaizduokit tų laikų žmonės, kuriems ten religija reiškia labai daug ir pakeisti tą tikėjimą, pakeisti tradiciją buvo labai sudėtinga. Patys šaltiniai yra pakankamai negausus tokie, tai istorikui labai sunku tirti. Dabar Liudo, dar atsakydamas į dar vieną Liudo klausimą, tai dėl pačios Florencijos unijos. Taip, Florencijoje buvo sudaryta bažnytinė unija ir Konstantinopolio atstovai dalyvavo ir galų gale buvo rasta formulė, kad stačiatikiai pasilieka arba rytų krikščionys pasilieka prie savo formulės dėl šventosios dvasios kilimo, katalikai prie savo, kad krikštas ir vienas ir kitas yra tinkamas, kad Eucharistijos duona ir vienu ir kitu pavydalu yra tinkama ir kiekvieni krikščionys pasilieka prie savo tradicijų. Svarbiausia tai, kad rytų krikščionys pripažįsta, kad popiežius yra krikščionių bažnyčios galva. Ir tada nuo 1439 metų mes jau galim kalbėti apie Lietuvos arba diduomenės arba valdovų pastangas
nuolat atgaivinti šitą uniją, nes mums visat politinės konjunktūros iki pat brastos bažnytinės unijos kažkaip susidėliodavo taip, kad nesigaudavo tos unijos įgyvendinti, visat veikdavo vieni ir kiti dalykai. Na, pavyzdžiui, 1439 metais Florencijoje išventintas metropolitų buvo Izidorius, graikas Izidorius, Lietuvai ir ne tik Lietuvai, bet ir Maskvai, bet Lietuva jo nepripažino, kadangi nerėmė suskilusio bažnytinio susirinkimo tuo metu taip, nes dalis buvo pasilikusi Bazelyje, dalis persikėlė į Florenciją, Lietuvos katalikų bažnyčia rėmė Bazelio susirinkimą, ne Florencijos, na ir Izidorius tiesiog negalėjo čia atvažiuoti į Lietuvą. Tai, na, tokių susidarė labai daug įvairių konjunktūrų, kurias labai ilgai reikėtų pasakoti, bet polinkis sudaryti uniją nuolatos 15 amžiuje atsirasdavo, nuolatos iškildavo. Tai vėlgi 1473-6 metais rusėnų diduomenė rašo popiežiui, kad jie norėtų sudaryti uniją. Ir tai vėlgi susijęs su dalinių kunigaikštysčių naikinimu Lietuvos didžioji kunigaikštystė. 15 amžiaus pabaiga, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro vedybos su Maskvos didžiojo kunigaikščio dukra Elena, vėlgi galvos skausmas, kaip daryti su konfesija žmonos, kai Maskva grasina ginklų ir neleidžia keisti konfesijos, kad taptų katalikė. Tai vėlgi iškilo tos unijos klausimas. Tai ta unija nuolatos buvo tokioj politiniai ir bažnytiniai dienotvarkiai. Tik nuolat būdavo tos priežastys, kurios neleisdavo jos pats sudaryti. Tai aš gal tik tiek tokią įžangą padarydamas norėčiau pasakyti. Gal geriau būtų iš eilės taip eiti tą estafetę, duoti ir vėl tada iš naujo pradėti dėl tokios orkestruotės. Bet profesorius perleido man šį kartą šitą estafetės lazdelę. Aš tik gal norėčiau papildyti, kad ką Remigijus ką tik tai išdėstė taip labai sinoptiškai ir galima taip bendrai suprasti, apie ką yra kalba, kodėl tas bažnytinės unijos reikalas toks svarbus. Tai iš tikrųjų Lietuvai, kai priėmė krikštą, tai tiesiog tie to meto jau visą Europą nuo seno jaudinę klausimai, tai yra turkų pavojus, kaip nuo jų apsiginti ir bažnytinės unijos sudarimo reikalas, tai vėlgi tapo ir taip pat ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vytauto ir Jogailos politinės dienotvarkės dalimi. Aš truputį domėjausi tais klausimais specialiai ir tiesiog norėčiau pasakyti ir jaunimui, ir senimui, kad tie klausimai yra tokie, kad juos reikia nuolat tirti, gilintis ir ten vis tokių įdomių dalykų gali rasti. Ir ilgą laiką mūsų istoriografija, man atrodo, ta tokia unijos istorija buvo apleista. Vienintelis Remigijus Černis, anksti labai, 99 metais, tuos dalykus tyrinėjo, parašė iki šiol jo savo aktualumo visai nepraradusi straipsnį, kuris yra dažnai cituojamas. Ir ilgą laiką, sakykime, iki pat šių, man atrodo, dienų, ta unijos, kaip, mokslininkai žino, mokslininkai perskaitė ten Haleckį, ten dar kitus darbus žino, bet mūsų tokiame kultūrinėme pokalbinė ir politinėme lygmenyje tie klausimai, kaip, sakykime, nekalbėdama apie juos tiek, kiek šiais metais kalbėjom ir manau, kad tai bus naudingas palikimas šių metų. Kitas dalykas, tai norėčiau kai kuriais trupiniais atradimais pasidalinti. Man tas dalykas, kodėl Jogaila ir Vytautas, jie iš tikrųjų buvo labai dideli bažnytinės unijos propaguotojai. Remigijus pasakė, kodėl tai buvo svarbu tarp vidinėje politikoje, tarptautinėje politikoje, bet kaip tą dalyką paaiškinti reikėtų. Tai europinėme kontekste, kai pasižiūri, tai iš tikrųjų Jogaila ir Vytautas savo entuziazmu unijos reikalui, jie priešakyje buvo tuo metu visos Europoje. Gal viename lygmenyje tuo klausimu, palankumo krikščionims, stačiatikiams klausimu, galbūt tik tai Zigmantas Liuksemburgas stovėjo viename lygyje. Tai šiuo atžvilgiu iš tikrųjų Lietuva Vytauto ir Jogailos laikais buvo priešakyje europinių idėjų. Nes iki tol tai katalikų bažnyčios pozicija buvo labai griežta. Turite priimti uniją tokią, kokia yra nustatyta Liono suvažiavime ir viskas, jokių diskusijų, jokių tokių nereikia. O Vytautas ir Jogaila kaip tik palaikė tą idėją, kad reikia sukviesti bažnytinį susirinkimą ir tuos dalykus liečiančius unijos reikalą išdiskutuoti. Tai yra sinodo būdu išspręsti tą reikalą susirinkime, bažnytinėme susirinkime. Ir ta idėja sukviesti bažnytinį susirinkimą, tai buvo ta pati idėja, kurią nuo seno palaikė graikų ortodoksų bažnyčia. Ir aš tame įžvelgiu,
kad Vytautas ir Jogaila buvo tokie draugiški ir palankus stačiatikių atžvilgių, todėl kad jie buvo atviri toms įtakoms, kurios ėjo iš graikų pasaulio. Ir čia, man atrodo, tas labai jiems pranašumas buvo. Iš vienos pusės jie vieną koją jau buvo įkėlę, sakykime, į lotyniškosios Europos erdvę, bet neužtrenkė durų rytų Europai, stačiatikiškai Europai. Ir dėl to čia yra iš tikrųjų toks unikalus dalykas. O kodėl įvyko galų gale ta Florencijos bažnytinė unija? Taigi padėjo ta pati Konstancos bažnytinė unija, kai vakarų bažnyčia buvo suskilusi, ten apie 30 metų, tai didžioji vakarų schizma. Ir ji taip pat buvo išspręsta bažnytinio susirinkimo būdu, nes vienu metu, jeigu ten 3 popiežiai su savo kardinolu palydomis pjaunasi tarpusai, vienas kitą nieko kito negalėjo, nebuvo jokio kito būdo išspręsti tos tokios gėdingos vakarų bažnyčios schizmos, kaip sukvietus susirinkimą. Ir tada po truputį jau tiems vakarų bažnytininkams, hierarchams, tai, ką kalbėjo Vytautas, pradėjo dašusti. Pradėjo jie įsiklausyti, suprasti ir po truputį tai, ką matome, tą tokią idėją, kurią Vytautas ir Jogailas, sakykime, skelbė, kartu ir graikai lygiai tą pačią idėją skelbė, ji buvo realizuota Florencijos susirinkime. Bet vėlgi čia toks paradoksas. Jeigu Vytautas ir Jogaila buvo Europos priešakyje, tai vidinio karo sąlygomis, kai Florencijos unija buvo sudarinėjama, Lietuva buvo visiškai iškritusi iš to konteksto. Ir čia, sakykime, buvo toksai unijinių pastangų visiška duobė. Lietuva ten taip susidirbo, man atrodo, mes tos tokios katastrofinės pasiekmės, kurią sukėlė Švitrigailos ir Zigmanto tarpusavio pjautynės iki galo, turbūt nesame įsisąmoninę. Ir čia yra toks, nes dažniausiai malonu kalbėti apie laimėjimus, apie pergalės, o kada ta duobė įvyksta, geriau jau patylėkim, geriau jau čia apeikime tą duobę ir žiūrėkime toliau. Na ir po truputį buvo išsikapstyta, bet daugiausia turbūt pačių tų stačiatikių dėka, nes, kaip matosi, tie didikai stačiatikių rusėnai, metropolitas Misailas, kuris parašė ten nuostabų tokį laišką popiežiui Sikstui IV adresuotą, tai matosi iš tų pačių stačiatikių jau kyla ta pati vienybės su Romos įgyvendinimo idėja. Na ir manyčiau, kad tada jau, kai tas judėjimas kyla, tada ir didieji kunigaikščiai, pats Aleksandras ir kiti negalėjo likti nuošalyje. Tai vat, tas Lietuvos kelias unijos yra toks truputį kalnuotas, kaip ir didžioji dalis Lietuvos istorijos. Tai va tiek norėčiau į pirmų klausimų pasakyti ir dabar, aišku, perdodu estafetę profesoriui Bulbauskui. Aš čia mažiausiai tyręs, nes nesu parašęs straipsnių kaip Remigijus, nei kaip Darius. Lietuvos istorijos sintezėse. Nori, nenori, turi prieiti prie šito klausimo, nes visą gyvenimą maniau, kad šapokinė kaunietiškoji Lietuvos istorijos versija neapima visko. Neapima normaliai pagonybės krikščionybės santykių. Taip ir nepaaiškina, kodėl, kai popiežius Jonas Paulius karšinamas visam pasauliu, dega žvagutės, Vilniuje juoda, kaip naktis, pats patikrinau. Atvažiavau iš Pašilaičių, pravažiavau visas Vilniaus bažnyčias, buvo juoda. Kai Filipinai švietė, Meksikas švietė, Roma, kas tik norit. Žodžiu, esam pagonys. Pirma tezė. Antra tezė, nuvažiuojam dabar su Juozapato idėja į Kėdainius. Aš tada susikraptu. Taigi čia ta šviesioji gimnazija. Jonušo Radvilos. Mes atvažiuojam su kažkokiu Barzdylos idėja. Kaip žinia, šventas Juozapatas, kaip graikas, rytietiškų papročių, jis su barzda. O jau protestantizme lyg tai ne, visi skuta barzdas. Ir mes su tuo Barzdylą įsiveržėm į Kėdainių gimnaziją ir aš galvoju, kaip dabar čia su tais vaikais pradėti kalbėti. Paaiškėja, kad tie vaikai ne tik kad pagonis, jiems krikščionybė negirdėja. Aš rimtai šneku. Mūsų istorijos programuose krikščionybės nėra. Aš nežinau, kam čia reikia dėkoti. Ar čia bendrai Europos konstitucijai, kuri išmetė iš preambulės krikščionybės idėją, ar kažkam, bet jie nežino nei Konstantino ir Romos tapsmo krikščionišką bažnyčią, krikščionišką valstybę, nei pamažu kristianizacijos, kuri sukūrė tai, kad krikščionybė tampa visos Europos atpažinimo ženklų turbūt. Svarbiausių. Nėr kito.
Galim dar pasakyti kažkas, kad graikų filosofija, romėnų teisė, viskas tvarkoj, bet vienai per kitaip tokiam paprastam žmogui atpažįstamas europietis, turi būti krikščionis. Kaip kitaip. Nėra kito atpažinimo ženklų. Problema prasideda, o ką daryti su graikais, su krikščionimis. Labai lengva pasakyti, kad Romos. Šiandien ir Lietuva labai retai prieina prie tezės, kad katalikai, kokie katalikai, mėlyje? Romos katalikai. Mes nesam dar pripratę sakyti, kad aš esu Romos katalikas, tarkim, jeigu esu pagal lotyniškus papročius pakrikštytas ir dirmavotas. Juk yra graikai katalikai, bet mes užmiršę, kad tokie yra. Vadinasi, jau dvi katalikybės ir jas jų reikia pradėti galvoti, o kaip čia jos yra. O to jau pat juk žiūrėkit, su stačiatikybė, kur yra graikiškos krikščionybės variantas, Putinas pareiškė, kad jis kuria Europą nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Subyra visas pasaulio vaizdinys. Nebenorim tokios krikščionybės, kuri būtų su Putinu, ne? Ir tada jau susivėliam visiškai tada. O tai ką daryti su rytų krikščionybė? Tada džiaugiamės, kad Porošenka išrūpina Tomosą, pasirodo Konstantinopolio patriarchas. Bet juk ką tik klydom, sakydami, kad ukrainiečių bažnyčią mes turim, bazilijonų. Bet juk ten tik graikai katalikai. Juk Konstantinopolio patriarchas atvažiavo ne pas graikus katalikus. Jis atvažiavo pas stačiatikius. Tai va, ir prašau, tai ką su vaikais, kai šneku gimnazijoje katalikų, aš manau, kad jiems akis vartaliojasi, nes jie net reformacijos, bent jau komunizmo laikais, mes buvom įpratinti, kad Engelsas pasakė, kad reformacija yra gerai. Reformacija apie ją galima šnekėti. Katalikybė jau čia blogai, bet reformacija, buržuazinė revoliucija numeris 1 ir jeigu nori, tirk. Net joks komunistas, NKVDistas neprikips. Paaiškėjo, kad dabar net tas išgaravo. Net reformacijos dvasios nebėra. Dėl to visų, turbūt čia ne vien mums reikėtų svarstyti, ne vien tai Jozapato, ne vien bažnytinės unijos, ne vien katalikybės, Romos, graikiškus, apskritai krikščionybės paveikslo, viso spektro, kad jis taptų savastim visuomeniai. Aš to kol kas nematau. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl aš sveikinu visas šitas akcijas, kurios padaro kokį dalyką. Kad ne vien Kazimieras yra šventasis. Kazimieras gerai, Lietuvos globėjas, bet nuosekliai savo pagoniškumui mes šventą Kazimierą pavertėm kaziuku, prisivežam neubliotų lentų į Rotušės aikštę ir darom Kazimiero atlaidus atseit. Užmirždami, kad atlaidai tampa Kazimiero toks kermošius, kaziuko kermošius. Tai čia pirma tezė. Va, bet vienaip ar kitaip mums iš tos peklos jau tu jau pat glenda koks nors dar Andrėjus Bobolė. Lygiai toks pat katalikas, mėlyje. Kazokų irgi kankinys, užmiršę. Toliau išlenda šventas Rapolas Kalinauskas. Bet jau čia vėlai. Čia Jonas Paulius II pavertė juos, išsirūpino kanonizaciją. Kaip ir Faustinai Kovalskiai, irgi iš Vilniaus. Jau turime 5 šventuosius. Tai Repšiui, kai pasiūliau Petrui padaryti šventųjų Vilniaus kankinių tokį reljefą, 20 metų niekam nereikėjo. Pasiūliau Aušros vartams nereikėjo katalikams. Abejoju vėl, čia yra problemų su, tai patikėkit manim, su katalikybė, pagonybė. Va, niekam neprireikė, dabar galų gale užbaigė, bet jau aišku, Faustina Kovalskė, nebepadaryta liko. Liko yra 4 šitie vyrai, kabo, šiais laikais Petrui jau būtinai būčiau įrodęs, kad dar ir Faustina būtinai turi būti. Dabar nėra, yra 4, bet jau vėl vis tiek praplėtėm spektrą šventųjų. Ir Rapolas šventasis, ir Jozapatas,
ir Andriejus, ir Šventas Kazimieras jau duoda mums spektrą krikščionybės formų. Ir dviejų tų graikų romėnų, o kartu ir tautinių perspektyvų, žiūrint tą, dėl kokio Rapolo Faustina Kovalska, tai jau aišku Lenkija turbūt, kai kas pasako paprastai, Rapolas Kalinauskas toks dar šiek tiek per vidurį, gal dar susijęs su sukilėliais, gal Kalinauskas, Babolė kažkoks įtartinas, aišku, Pinsko kankinys, Kazokų nukankintas, tai jo labiau, kad Lenkų laikais 38 metais kanonizuotas, 20 amžiaus jau. Tai va, tai žodžiu, mes turime daug slenkščių, prieinant prie krikščionybės vaizdinių, kurie taptų visuomeniai suprantami. Ir štai dėl to bet kokia pastanga paskelbti metus Švento Juozapato, sukurti visą renginių ciklą, kurių, kiek supratau, čia paskutinis bent jau šitoj puikioj šventoviai, kuri yra tiesiogiai susijusi, čia Leono Sapiegos, tiesiogiai susirašinėjusi su Juozapato Koncevičiu, mauzolėjus. Na, va, tai žodžiu, pradedam, tai man atrodo gerai, bet gausybė nedadarytų darbų, mėlyjei. Tai va, dėl to ir linkiu. Profesorius pakreipė mintį į tą pusę. Jo. Tai profesorius kaip tik pakreipė mintį į tą pusę, ne, kad turime plačią krikščioniško konfesijų panoramą Lietuvoje, prie kurio to viso meniu prisidėjo ir graikų apeigų katalikai, jau taip stabiliai iš tikrųjų įsirašė į Lietuvos visuomenės gyvenimą su nauja, su Brastos unija. Unija, kurios būtent vieno iš pagrindinių rėmėjų Leono Sapiegos kapavietėje, mauzoliejuje, čia mes ir esame. Tai dabar norėčiau klausti, kokia šitos naujos unijos reikšmė. Florencijos unija kažkaip išnyko, nunyko. Įdomu, ar jeigu jinai būtų ištvėrusi, ar būtų reikėję naujos unijos, ar būtų galima versti su senaja, kaip Romos bažnyčia būtų į tai žiūrėjusi. Ir man atrodo trupučiuką, nežinau, ar klystu, ar esu teisus, kaip pokalbininkams pasirodys, Florencijos unija tarsi jai didesnį entuziazmą rodė vietos stačiatikiai, vietos ortodoksai, kurie atsimušė į tam tikrą, pirmiausia, vakarų gal abejingumo sieną, lotynų katalikų abejingumo sieną, kuri tiesa, irgi galim ją matyti ir Brastos unijos tame priėmime ar nepriėmime, bet Brastos unija tarsi labiau vakarų jau Romos bažnyčios, potridentinės bažnyčios projektas, kuris kur kas sunkiau ir dramatiškiau skynėsi kelią vietos visuomenėje. Ir kalbam apie Brastos uniją, kuri priešingai negu Florencijos įsigalėjo Lietuvoje, vis dėlto tas procesas buvo ilgas ir labai skausmingas. Tai konfrontacija tarp unijos priešininkų ir šalininkų turbūt buvo pati drastiškiausia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijų, tarp bet kurių kitų grupių nebuvo reformacija, katalikybė tokių fizinių susidūrimų, brutalių, kurių geriausias pavyzdys yra Juozapato kankinystė. Tokio dalyko neturim. Aišku, čia psichologiškai turbūt paaiškintina tas paradoksas, kad labiausiai konfrontuoja artimiausios grupės. Tolimis tarsi turėtų labiau konfliktuoti tie, kurie yra toli, svetimi, bet kartu tas svetimumas nuima ir tą emocinį turbūt reagavimą, kuomet dalinamasi bendrų paveldų arba bandoma interpretuoti tą bendrą paveldą labai artimą, įteisinti jo interpretavimą vienintelį teisingą ar savą teisingą, tie konfliktai natūraliai kyla. Ir
klausimas, ar ne, kiek unija įnešė daugiau vienybės į Lietuvos ir bažnyčios gyvenimą, į krikščionybės gyvenimą, kiek čia buvo skilimo, ar ne? Tai buvo turbūt ir to, ir to. Ir kokie čia dabar pagrindiniai galbūt unijos rezultatai reikšmė Lietuvos istorijoje būtų. Daug liūdai klausimų vienu metu, tiesiog atsakysiu į keletą. Iš pradžių tai gal dar profesoriaus mintį paplėtosiu, truputį tik pridėsiu kelis teiginius, kad iš tiesų, jeigu mes kalbam apie graikų apeigų bažnyčią, tarkim, ir kalbam apie šventąjį Juozapatą Kuncevičių, kuris yra abiejų tautų Respublikos Rusėnų žemių globėjas faktiškai, tai atsiminkim, kad jis ir... Tai iš tiesų visad norisi man pasakyti, kad tai ir užmiršta bažnyčia, ir ne, užmiršta konfesija, ir užmiršta šventasis visiškai. Jis buvo nežinomas. Ir kiek čia buvo užsiminta, iš tiesų tai lėmė politinės konjunktūros, nes tiek carinė Rusija, tiek sovietinė Rusija unijos neapkentė. Uždrausta visai buvo bažnyčia, unitų jos nebuvo. Jos Ukrainoje tokios fiziškai išnaikinta buvo tiesiog. Tai man tenka visą toks kažkoks suodas įgelia, kai aš susitinku ukrainiečius, vis paklaust, kaip ten graikų apeigų katalikai gyvuoja. Tai pavyzdžiui, jeigu iš centrinės Ukrainos, kur ar toliau rytesnės tokios, tai jie net nežino. Jie sako, oi, mes stačiatikai, ką jūs. Jie šito dalyko neįsivaizduoja ir matot kartais, kaip politinės konjunktūros gali paveikti, kaip gali paveikti okupacijos, dar kas nors. Nes katalikų bažnyčia persekiojo, bet vis tiek jinai išliko, vis tiek čia veikia bažnyčios. Unitų bažnyčios visos buvo uždarytos. Unitai į pogrindį perėjo visai kaip ankstyvieji krikščionys. Tai čia ką profesorius minėjo, kad mes daug labai tokių dėmenų esam užmiršę ir kažkaip reikia sugrąžinti juos ir tokie pokalbiai grąžina. O dabar grįšiu prie unijų, prie pačių unijų. Tai be abejo, jeigu būtų įvykusi Florencijos bažnytinė unija, tai Brastos bažnytinės unijos būtų nebereikėję. Nes Florencijos bažnytinė unija buvo universali, popiežiai visą laiką universaliai žiūrėjo visos bažnyčios, visos krikščionijos mastu. Dabar kartais tie prašymai atsklindantis iš tiek Lietuvos didžiosios kunigaikštijos, tiek iš abiejų respublikų, jiems kartais atrodydavo tokios per menkos truputį. Aišku, labai toks gražus gestas, gražus noras ir taip toliau ir panašiai, bet daugelis popiežių mąstė tokiom universaliom kategorijom daugiau. Ir žmonės, kurie įgyvendino Brastos bažnytinę uniją 1596 metais, jie rėmėsi Florencijos bažnytinę uniją. Jie puikiai pasirodo žinojo Lietuvos unijų istoriją, žinojo jie. Tuo labiau, kad bažnyčia yra ta institucija, kuri ilgiausiai išlaiko atmintį. Čia aš gal perdedu, mane gal sukritikuos. Bet stačiatikių bažnyčia atsiminė savo Kijevo metropolitus. Tarp Kijevo metropolitų buvo visi tie, kurie buvo ir unitai, jie buvo atsimenami. Vis tiek vienaip ar kitaip jos atsiminė. Nebūtinai ten minėjo per mišias ir taip toliau, bet jos atsiminė ir keletą faktų net 17 amžiaus pradžios šaltiniuose mes galim rasti. Tai pagrindų pagrindas Brastos bažnytinė unijai buvo Florencijos bažnytinė unija. Jie pasiremta buvo ir ta unija buvo sudaryta ir, popiežiai ją priėmė tiesiog kaip tam tikrą duotybę. Ten buvo ir kritikuojama, buvo labai svarstomi tie 33 punktai vadinami, kuriuos ten nugabeno stačiatikių vyskupai unitai į Romą, bet priimta gan geranoriškai jinai buvo. Dabar, kodėl ta unija buvo sudaryta? Tai stačiatikių bažnyčia vis tik labai smarkiai veikia reformacija, veikia tikrai. Ir tai matosi iš šaltinių. Tai yra pirmas dalykas, kažkaip reikėjo bažnyčią stiprinti. Ir stačiatikiai matė, kaip katalikų bažnyčia po Tridento suvažiavimo, kaip jinai po truputį įsivažiuoja ir stiprėja ir tvirtėja. Antras dalykas tai iš tiesų buvo tas, kad galim kalbėti apie politinę galią, kad katalikų vyskupai buvo įtakingiausi politikai, įtakingiausi senatoriai abiejų tautų respublikoje, o stačiatikių vyskupai, kas jie buvo tik vyskupai. Jie neturėjo jokios politinės galios ir jokios politinės įtakos. Tai čia buvo dar vienas toks dalykas. Luominė visuomenė, tai jie labai hierarchiškai aiškiai suprato, kad, palaukit, tarsi bažnyčios krikščioniškos ir žiūrėkit, kokia žiojoje bedugnė.
reiškia tarp katalikų vyskupų ir stačiatikių vyskupų. Ir ten laiškuose, jeigu skaitysit kas nors, tiesiog yra labai aiškiai pasakyta, kai tapsime popiežiaus, Romos popiežiaus, pavaldiniais, gal sakysiu taip ar ne, labai tikslus žodis, tai mes irgi galėsim sėdėti ir senate ir būsim taip pat gerbiami kaip ir katalikų vyskupai. Tai labai aiškus toks, aiškus posakis. Dar vienas svarbus dalykas, bet čia jau toks giluminis, jį labai sunku turbūt būtų atverti kažkaip, tai, bet man atrodo su laiku tai bus padaryta. Vis tik abiejų tautų respublikos stačiatikiai vis tiek jie gyveno, kaip čia pasakyti, tokioj, vis tiek katalikybės veikiamoje erdvėje, vis tiek tai buvo europietiška erdvė ir jie po truputį linko į tai. Ir tas geriausias kelias, kad tą kultūrinį ir mentalinį imperatyvą suderinti su katalikiškoju, tikriausiai ir buvo tas kelias, tai bažnytinė unija. Man atrodo, tai buvo tas toks kelias. Va čia reikėtų dar tyrinėti labai daug. Nes iš pačių šaltinių yra akivaizdu, žinot, kad net patys didžiausi unijos šalininkai, kaip Terleckis, kaip Ipatijus Pocėjus, jau kai jis tikrai į unijos pusę perėjo įgyvendintojai šitie garsieji, jie labai ilgai dvėjojo, žinokit. Ten tos šaltiniai negausus, bet jau iškalbingi, ne tokie kaip 15 amžiaus, kurio tik tai kažkokios šūkės likusios, iš kurių tu bandai ten kažką tai logiškai išmastyti. Tai jau yra jų ir epistoliarika ir visa kita, kurie labai dvėjoja, kai sako Ipatijus Pocėjus, aš vienas tarp vilkų, ir istoriografijoje dažnai buvo sakoma, kad jis čia tarp protestantų tarsi iš tiesų pasirodė, kad ne, kad jisai buvo praradęs vienu metu valdovo dvare autoritetą, kad tarp unitų, būsimų unitų pusėje jis irgi praradęs buvo, bet kokį pasitikėjimą liko vienas. O galų galiant jo palaikytojas pagrindinis Ostrogiškis supyko. Tai yra tokių daug dramų, labai tokių įdomių, kur istoriografijoje šaltiniuose atsiveria. Tiesiog tas pats kelias į uniją. Bet jie aiškiai matė, kad stačiatikių bažnyčiai kaip tokiai, kad išlikti, kaip čia pasakyti, tokiai, išgryninti ją, kad jinai ir prestižų savo, ir visakame būtų stipri. Ir aiškiai yra vienintelis kelias, yra kelias į uniją su Roma. Noriu pasakyti, kad buvo bent keli tie projektai visą laiką, kaip reformuota bažnyčia. Tai toks kaip Konstantino Ostrogiškio, kad reikia universalę vėlgi uniją sudaryti, kad čia ir Maskva, ir Konstantinopolis įsilietų, jinai nepavyko, net nesvarstė vyskupai, bet buvo ir kitas toks variantas, kitas kelias, kur pavyzdžiui, buvo siūloma su bažnytiniam brolijom, ten ir su dalim šventikų, reiškia reformuota bažnyčia paprasčiausiai per sinodus. Renkantis į sinodus tam tikrus ir nuolatos kažką tai darant, bet šitas irgi kelias toks buvo, vis tiek tai būtų, čia jau nenoriu plėstis per daug į tokius empirinius dalykus, jisai niekur nebūtų atvedęs, jis būtų išlaikęs tą patį statusą. Tai bažnytinė unija tai buvo kelias, kad ir pačią bažnyčią gelbėti, ir jos prestižą iškelti, ir hierarchiją paversti tiesiog tokia įtakinga toj luominiai visuomeniai. Tai čia buvo tas toks pagrindinis siekis. Man tai atrodo, kad reikėtų bažnytinės unijos progą kalbėti apie paprastą dalyką, ko mes nesame vertinę. Čia visi mylėjai mane bara, čia kam aš visur pastatau Šapoką į vietą. Šapoka nekalba apie tai nė žodžio, kad Vilniui pusė miestų yra Civitas Rutenika. Pusė. Jeigu einam dabar Pilies gatve, kur prasideda Aldi krautuvė, kur studentai eidavo malaus pirkti, vienintelė vieta senamiesty būdavo, eini tiesiai iki Rūdnių per Rotušę, iki Rūdninkų vartų, visa kairė pusė yra Civitas Rutenika. Pusė miesto yra ruskučiai, kurie yra kitos tikybos. Tai dabar durnas tu būsi ne valdovas, jeigu tu negali viską, ką su jais daryti? O jie čia gyvena, kaip archeologai dabar rodo, turbūt nuo Vytenio laikų. Rusėnų priemiestis archeologų duomenimis kūrėsi, visi pagonys tebeturi prie kalnų parkėgi. Tas kreivasis miestas. O čia kūrėsi du priemiesčiai, Vokiečių gatvėje, šiek tiek vėliau, ant Rygos trakto, prie Mikalojaus bažnyčios. Iš Rygos pirkliai, vokiečių, o ant Polocko trakto stačiatikiai,
Nu ir rusėnai, aišku. Tai va, visus Vilniaus valdžius. To vaizdinio mes, mėlyje, neturim. Mes tebeturim Smetonos laikų tokį vaizdinėlį. Ir prie Varšuvos vartų karštai pasimelsiu. Labą dieną, o kitos sukos pasišnekėsi. Kaip tu kitų Aušros vartų dajosi? Niekam nekilo tokių klausimų. Aišku, po vazų valdymų, o čia kaip tik po prastos unijos, keitėsi ta Vilniaus struktūra. Kaip tik toj pusėje Kaukšta atsirado Švento Kazimiero bažnyčia, jau čia prie Zigmanto vazos, prie Vladislovo vaso Šventa Teresė, apie 1640 metus yra Aušros vartai. Žodžiu, katalikai smaugė pamažu tą Rusėnų miestą. Bet man Irena Vaišvilaitė yra sakiusi, kad atradusi šaltinį, kuriame net pirmo pasaulinio karo metu, ar jau iškart po jo, pas vyskupą Matulaitį, visiems puikiai žinoma, atėjo stačiatikių Vilniaus delegacija su prašymu kažkokių ten reikalų, kad tai mūsų pusėje. Pirmo pasaulinio karo epochoje dar buvo atsimenama, kad Vilnius yra iš 2 stambių dalių. Tai va, tos 2 stambios dalis ir yra pagrindas klausimui. Kodėl, ir atsakymui kartu mano įsitikinimu, iš kur ta bažnytinė unija, kam ji reikalinga, kodėl Vytautas, o aš manau, kad šito miesto ant to Rusėnų priemiesčio atsiradimo, kuris yra nuo, kaip jau minėjau, nuo Vytenio, gal ir Gedimino laikų, jau čia yra, bet Vytautas šitą būtent dalį ir sukuria Camblakų į miestą. Tame Rusėnų mieste atsiranda metropolito jurisdika, kuri ir yra nuo Švento Mykolo skersgatvio, einant tolyn Pilies gatve. Čia ne šiaip Rusėnų miestas, čia yra metropolito miestas. Tokių miestų daugiau LDK nėra niekur. Bent jau Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, kad metropolitas turėtų miestą. Nei Lvove, nei Kijeve, mėlyjei, nei Naugarduke. Nors paprastai laikom, kad Naugardukas ir Kijevas ir Vilnius yra prestolnėje stalici to metropolito, kaip rezidencinės, 2-3 galvos, net galim sakyti, toj pačioje metropolijoje. Tai va, Vilniui yra. Ir aš kieviečius vis laik trikdau. O kur pas jūs? O tai kur didieji vertimai 15 amžiaus? Pavyzdžiui, iš žydų logikų. Kur jie verčiami? Kijeve ar Vilniui? Jeigu tai būtų čia, metropolitų, tai mums atsivertų dar vienas šaltinių klodas. Rusėnų į rusėnų kalbą verčiami didžioji pasaulio išminties klasika. O mes dar tebesam svajoję mūsų sapnuose, Mažvydas tebėr dar. Dar po 100 metų tai bus. Į tai žiūrėkit, kur karaliaučiai. O čia kas verda. Tai va dėl to tą Vilniaus vaidmenį turbūt aš manau, kad suvokėm. Pirmas dalykas. Antras dalykas. Vytautas turbūt klydo galvodamas, kad ilgai laikysis Konstantinopolis. Tu suradai šaltinį, kad Vytautas siunčia iš Dniestro limano ordino magistrui Sterkare, ar ką ten? Eršket, va. Dar surado genialų šaltinį. Aš iki jo to šaltinio suradimo, aš galvoju, kad Vytautas nėra buvęs prie Juodosios jūros. Nėra kaip būti, žiūrėkit itinerariumus. Skaitykit, kada jis galėjo ten būti, jam reikia kariauti, lakstyti. O čia jis atranda, 1400, kokie? 27. Tai ta didysis tas vojažas jau Vytauto. Tai ką tai reiškia? Vytautas yra, o juk tais pačiais metais jis žada Palangą atiduoti. Ar ne? Taip. O, tai gal įsivaizduok kokia programa? Mielos lietuvės moteris, Palangos to jau pat neturėtumėt, kur nuskęstų meilė. O jau čia būtų per lietuvišką tapatybę pjūvis, kapitalinis. Mylimasis Vytautas atiduoda ordinui Palangą dėl Liubavo malūno. Dėl Liubavo malūno. Liubavo malūnas ant Vyslos yra prie labai svarbios brastos. Tai Vytautas pagalvoja, kad geriau turėti Liubavą, nors tai Lenkijoje, kur Jogailos rankose, jo Palanga kaip nors. Ne pliažas rūpi Vytautui. Vytautas yra karo vyras.
jo labiau iš Palangos, nu kokia nauda karinių, politinių pobūdžių, nu niekaip. Po to tik Latvijai sugalvos, kad Žemaičių tas pleištas išlaikytas padarė, kad Latvijoje nėra vokiečių kolonizacijos. Latvijai turėtų lietuviams dėkoti už tai, aišku, bet špygą tu sulauks. Jie, kad suprastų Žemaitą Palangos pleištų strateginį vaidmenį. Tai va, ir aš manau, kad Vytautas įsivaizdavo, kad Konstantinopolis tebėra pasaulinė jėga. Drįsčiau manyti, va čia tikrai tyrimų reiktų dar, tolyn galvoti. Ar nebus kokių užuominų, kad kodėl tas Vytautas gyvenimo gale malas į ten, buvęs geriausiu atveju, mano įsitikinimu, tik prie Azovo jūros. Vorsklos mūšis, o prieš tai Azovo žygis, jis žygiavo ten, kur karas vyksta dabar, pro Kramatorską, Slavenską, link Azovo, bet ne Juoda jūra, dar galas kelių yra. Mes dar 2 paras gal net keliavom su nacionalinė ekspedicija nuo tos vietos, kur nuo Dniepro tu pasuki ir dar reikia lėkti link Chersono, jau nekalbu apie Odesą. Tai va tas vietoj pažinimas man kėlė tas mintis, o Vytautui ar berūpi, tada šitas Marienburgą, kai pamatai, tai praeina noras muštis. Su vokiečiais nebenorėjau kariauti, man toks įtarimas. Jis norėjo įtikti ordino magistrui, bet iš to seka Konstantinopolis. Tai va 2 pagrindiniai kompleksai priežasčių, kur mano įsitikinimu bažnytinė unija turėjo patekti į tokį europinį, dėrybų tvarkaraštį. Ta Oskaras Chaleckis ir yra pasakęs kažkada, kad pirmas sykį europinio masto politika yra kaip tik su bažnytinė unija. Ir po Vytauto ir Jogailos to nebereikėjo. Dėl to brastos bažnytinės unijos epocha yra nuobodi. Ji nebeturi to užmojo, koks buvo Vytauto. O tengi, žiūrėkit, Vytauto laikais. Ten ir Konstanca, iki šiol vakarų istoriografijų nepaaiškinta. Iš kur šitoj žinginiai tų eisenoj, tų figūrų prie kryžiaus, paskutinė Lenkija ant žirgo, o iš paskos velkas 2 pėsčios, tarp kurių viena Litavija, o kita Oriens. Mėlyje, čia mums tiesiai į temą. Tai yra, mano įsitikinimu, 2 delegacijos suorganizuotos Jogailos, su Vlotkovičium, Krokovos rektorium su mąstymu, 16 metai žemaičiai įrodinėja, kad mes tikrai norėjom krikštytis, bet vokiečiai bjaurybės neleido, beldžiamės, žodžiu, apmovėm Konstancai, kiaurai, Jogaila ir Vytautas tapogi apaštalais, tais misiniais apaštalais, krikštytojais Žemaitijos, o iš paskos 18 metai Camblakas jau minėtas. Ir tada čia apmovėm visus tarsi. Bet čia Vytauto strategija. Tai va, man visą tai yra nepaaiškinama iki galo. Ir čia toks prancūzas Berenger yra, kuris sakė, kad be reikalo mes valiojamės po tą tokią pagoniškusios tolerancijos koncepciją yra. Kosmanas apie tai rašė, Stasberas. Ne. Mūsų problema yra, kad mes nuo pat valstybės pradžios turim galvoti, ką daryti su 2 krikščionybėm. Mindaugas jau pykstant Vaišvilko, kad jis krikštėjasi nekatalikiškai. Dar būdamas pagonis, jau Vaišvilkas stačiatikis. Stačiatikybė anksčiau ateina pas mus į dvarą, tarp kitko. Tai va, jau nuo Mindaugo laikų, o tada jau minėjau Vytenis, tada jau Jogailos laikai ir Vytauto, Vilnius čia pat ir strateginė politika. Žodžiu, iš gelmės kai imi, ta bažnytinė unija yra strateginis uždavinys Lietuvos. Po to užmiršom. Kodėl užmiršom? Kauno Lietuvai nerūpi tai. Nėra to. Prarandam, ką Tomas Venclovas sako, savo istorinę atsakomybę be Vilniaus, o kartu ir atmintį. Atmintį, kad mūsų istorija yra gerokai platesnė, gerokai įvairesnė. 10 konfesijų, kurių nesikartoja jokioje Europoje. Va, tai čia bažnytinė unija priduria mums tokią rimtą spalvą, kuri tada tu drąsiai gali sakyti. Bulgarai kažkada paklausė, ieškojo Camblako. Atsimeni, aš tave dar siunčiau į Algirdo. Bet jie jau iškart pasakė. Aš sakau, jie paieškojo šventos dvasios, cerkviai nerado, sakau, bazilionai, bet pats sakau, nelabai žinau. Manau, kad nėra. Čia katalikų. Tai jie iškart susidomėjo.
stačiatikiai, katalikai ir graikai katalikai. Sako, Jeruzalė. Aš buvau tą Jeruzalę šiaurės girdėjęs tik tai iš žydų konteksto. Šiaurės Jeruzalė kaip žydų kultūros. O čia bulgarams atrodo, kai čia palaukit. 3 krikščioniškos konfesijos vienoj vietoj. Unikalu. Unikalu. Aišku, dabar, kai žiūri Lvovas, yra dar unikaliau. 4. Turim, bet tiesa, bet žiūrėkit, graikai katalikai Vilniuje yra garbingiau negu Lvove. Lvova yra kaimiečiams už miesto. Pačiam Lvove yra stačiatikiai, katalikai, armėnai ir žydai. Graikai katalikai yra mat kur ten. Dėl to, kad Austrijos valdžia per Austrus Lenkus išliko kaip tokia, o čia enkavedistai viską sunaikino, pradedant caro ranką. Tai visos šitos plotmės, jos yra, padaro mums tą Juozapatą reikšmingų daiktų, per kurį atsiveria visiškai kiti Lietuvos istorijos pavidalai. Gal aš tik pratęsiu, ką profesorius taip žaismingai pakalbėjo apie Vytautą, apie Eršketus, apie Palangą. Tai norėčiau tik pasakyti, kad visi tie dalykai, kodėl Vytautas tuos dalykus darė, tai dėl to, kad šoko savotiškai viliotinį, kad Vokiečių ordiną paviliotų į Juodosios jūros regioną, kad ten galėtų jie darbuotis, gelbėdami Konstantinopolį. Tai gal taip, kol nebuvo Konstantinopolis žlugęs, tai nebuvo dar šaukštai po pietų. Tik paskui jau buvo šaukštai po pietų, bet Vytautas iš tikrųjų ten stebina, kad jie žadėjo turkams į skudurus duoti, kai jau suprantate, kad jie Balkanus buvo iškariavę, tai man taip įdomiai ten atrodo tas laikotarpis. Bet iš tikrųjų toliau tų tyrimų reikia ir čia labai yra įdomus dalykas, nes mes pamiršome, bet kai artės Vytauto mirties jubiliejus, ne taip ilgai lauk, čia bus 430-2030 metai, tai reikės iš naujo, manau, padiskutuoti apie Zigmantą Liuksemburgą ir Vytauto bendradarbiavimą, nes čia buvo genialūs valdovai ir jie partneriai buvo tokie, kokie vienas kito tikrai buvo verti. O Palangą pridursiu, kad išgelbėjo taip Lietuvai, kas Jogailą išgelbėjo. Tai čia galime Jogailai už tai tikrai padėkoti. Kodėl, man atrodo, ta unija tokia svarbi, kad tas minėjau, kad Florencijos bažnytinės unijos metu Lietuva vis dėlto tai buvo, kaip tokia smukteliusi, nes neturėjo tiesiog to, kaip aš nekartą pabrėžęs, intelektualinio potencialo ir neturėjo tiek tų žmonių, kurie galėtų gerai suvokti. Ir tas labai gerai matosi, kaip, sakykime, liūdnai čia ir nesvetingai buvo sutiktas Izidorius, metropolitas, kuris buvo Kyjivo metropolitas, unijos didysis entuziastas, be kurio turbūt ir Juozapato Kuncevičiaus nebūtų buvęs. Jeigu pamatai, kaip jis Italijoje buvo nešiojamas ant rankų, nes jis graikų išminties buvo, žmogus nepaprastai išsilavinimo, teologinis išprusimas, ten mitologinis išprusimas, filosofinis. Italijoje jis buvo nešiojamas ant rankų, visiems popiežiaus rūmai, kardinolų rūmai buvo atviri ir pats galų gale tapo Romos katalikų bažnyčios kardinolų ir titulinių Konstantinopolio patriarchų. Lietuvoje čia niekam jis nebuvo įdomus. Absoliučiai niekam nebuvo įdomus, nes nebuvo jam ką kalbėti, nebuvo partnerių. Ir tik pamatom tada Lietuva kokį 16 amžiuje padaro didžiulį šuolį, kai jau tada ir Petras Skarga ir kiti jėzuitai jau prisimena tą patį Izidorių, prisimena tą Florencijos uniją ir jau jie tada pradeda kalbėti, kad čia yra svarbus reikalai. Bažnyčios unijos reikalas tai nėra kažkoks tai siauras konfesinis dalykėlis, kad čia padidinti savo kaimenę ir viską. Ir čia iš tikrųjų matosi, kad Lietuva per tą visuomenę per 100 metų padarė didelį šuolį, atsirado intelektualų, atsirado tos abstraktaus mąstymo žmonių, kurie gali bendrą vaizdą matyti. Ir čia dabar tiesiog norėčiau dar pradžiuginti Bumblauską, kuris čia labai atsivytas Ruteniką kelia į viršų. Tai galim pakalbėti apie tą istoriją, kuri neįvyko, nes čia, pavyzdžiui, neseniai tiesiog atkreipiau dėmesį, kad Nuncijus Bolonieti, popiežiaus pasiuntinys Lietuvoje, Lenkijoje, tai netgi kai jie svarstė bažnytinės unijos reikalus, tai net buvo kilę tokių minčių, kad galbūt net patriarchatą reikėtų įsteigti. Ir viena iš tokių patriarchatų įsteigimo vietų tai buvo Vilnius arba Lvovas. Nes Kijevas ir buvo per daug arti tų turkų, totorių, tai ten metropolitui ir patriarchui būtų, kaip sakykime, nepatogu reziduoti ir pavojinga. O Vilnius, Lvovas, tai būtų tokios vietos, iš kur galėtų ta unijos idėja būti skelbiama iki pat Maskvos ten valstybės, ten kokių rytinių pakraščių, gal ir iki Kinijos, jeigu tas prisiminsi.
Jėzuitai, kai kūrė 1570 metai, Hostovinas, ką sako? Vilnius labai patogi vieta. Kam? Jėzuitams. Kodėl? Šalia Livonija ir liuteronai. Šalia Maskva stačiatikiai. Šalia totoriai musulmonai. O už Tartarijos Kinija. Mane tai stulbina šitą. Stulbina 16 amžiaus antra pusė. Tas Hostovinas yra iš Prahos Olomouco. Šalia, kai važiuojam į Vieną. Olomoucą pervažiuoji. Tai iš ten, tarsi šalia. Bet taip gaudytis geografijai, patokių pasauliniai. Taigi žemėlapių dar nėra. Kaip tu susigaudys, kur ta Kinija? Va, žodžiu, Vilnius yra apmąstomas tokioj labai stambioj pasauliniai perspektyvoj. Man tai žavi labai. O tai kurie čia metai? 1584. Kai buvo tas Jeremijas antrasis Konstantinopolio patriarchas turkų valdžios numestas nuo sosto, tai jie galvojo, kad reikėtų jį priglausti. Ir čia buvo tokie projektai. Ir Konstantino Ostrogiškis norėjo įtikinti. O tai jis ir buvo Vilniuje. Kuris buvo atvažiavęs į Vilnių? Jis buvo atvažiavęs, bet jau 8. Tai buvo atvažiavęs, bet jau kitojam pluo, žodžiu. Kitą vaidmenį atliko jis, žodžiu, ten ta istorija, kaip ir politinė situacija, gan stipriai keisdavosi, vykdavo, kaip ir mes dabar. Greitai gyvenom, tai ir tais laikais žmonės pakankamai greitai gyveno, bet tie dalykai, ta unija, kaip sakykime, dirva buvo supurenta ir aš tiesiog galvoju, kad tie vyskupai, jie tiesiog labai tokį racionalų ir atsakingą sprendimą priėmė. Tai nebuvo šiaip, kaip Remigijus sakė, kad tai nebuvo kažkokio tai trumpo sujungimo pasiekmė, tai buvo iš tikrųjų žmonės buvo apmąstę tą dalyką ir jie žengė tą žingsnį. Ir kodėl, manau, čia mes kartais įsivaizduojam, kad sakome, kodėl kurie stačiatikiai tikresni. Ir čia galime pakliūti truputį tokius maskvietiškus spąstus, kai atrodo, kad tie autentiškesni būtų stačiatikiai, kurie lieka ten, žodžiu, prie Maskvos, o tie mažiau autentiškesni. Tai čia reikia turėti omeny, kad vėlgi, labai tie seni laikai, čia ta istorija 100 metų tęsiasi, kad ta Kijevo Rusia tai nebuvo nieko tokia fundamentaliai priešiška vakarams. Ir tas 10, 12, 13 amžius minėta ta schizma, bet ji nebuvo tiek griežtai įdiegta. Ir ta tradicija, aš manau, kadangi tiek Terleckas, tiek Patėjus, jie orientavosi tą tradiciją, kuri buvo daug, sakykime, nemažiau autentiška. Tai čia reikia tą turėti omeny. Ir jie tiesiog tą sritį, tą giją, jie tiesiog pritaikė, iškėlė naujiems reikalams ir puikiausiai tą dalyką įvykdė. O man atrodo, kaip tik tas toksai maskvietiškas fundamentalus priešiškumas vakarams, tai yra būtent, man atrodo, toks išskirtinis maskvietiškos stačiatikybės bruožas. Ir jis, kaip sakykime, yra tam tikras atšokimas, tam tikras atsiribojimas nuo tos kijevietiškos krikščionybės tradicijos. Ir čia, man atrodo, jie kaip tik yra schizmatikai. Jie kažkada anksčiau ir vėliau taip turės sąskaitas, bus pateiktos jiems sąskaitos, aš manau. Tai tiek. Tai aš noriu tik pasakyti, kad čia tas tokios inovacijos, kai, tarkime, pats ir kaip mes suprantame, kad jeigu kažką atsit naujo darom, taip, bet buvo apeliuojama, kad ir to paties Petro Skargos, kur mes čia 13 metais gal dar atsiminam, kad irgi gan gražiai tą jubiliejų paminėjome prieš 10 metų, tai jis irgi apeliavo į tuos graikus, į tuos bažnyčios tėvus 4, 5, 6 amžiaus, kurie didžiausią pagarbą Romos popiežiui rodė ir jokių dėl to problemų neturėjo. Ir tik paskui sako, kad taip, atsirado vėliau tų prastų graikų, kurie ten buvo popiežiui priešiškai nusiteikę ir visokių ten to buvo, bet yra tie gerieji graikai. Ir kadangi aš šiais metais man tas graikų toks pasaulio atradimas, pačiam buvo toks malonus nustebimas, kad rodo, kad iš tikrųjų tas pasaulis Bizantijos buvo nepaprastai turtingas, nereikia suvokti vien tik tai pagal vieną kažkokią tai kurpalių, kurį dažnai Maskva pasiūlo tą versiją ir mes tiesiog nesąmoningai ją priėmam, bet jie puikiausiai galėjo tais dalykais operuoti ir parodyti, kad ta bažnytinė vienybė vienokiu ar kitokiu būdu, ypač gerai tas Florencijos unijos. Taip, mes kalbam Florencijos uniją, bet ten iš tikrųjų labai gražiai buvo priimtas toksai sprendimas saliamoniškas, aš sakyčiau, kai buvo kiek ten ginčių dėl to filiokvė, dėl šventosios dvasios kilmės klausimo. Bet galų gale priėmės tokį paaiškinimą, kad mes kalbame apie tą patį dalyką, tik kitais žodžiais išreiškime tą pačią tiesą. Ir viskas. Taip, ir daug, sako, tik graikai taip išreiškia tą patį dalyką, o mes, lotynai, taip išreiškime. Ir nėra čia jokio fundamentalaus nesutarimo. Bet
žinia, kokius Maskvai tai tokie dalykai netenkina, nes jie šiaip tai labai juokingai yra, jie intelektualiai buvo labai neišsilavinę ir čia Sergejus Temčinas yra labai daug parodęs, kiek mūsų rusienai, dabartinių ukrainiečių, baltarusių protėviai, kiek jie buvo išsilavinę, kiek buvo apsiskaitę, kiek žinojo, o tie tamsuoliai, palyginti su jais maskvienai, bet jie fanatiškai buvo įsitikinę savo tiesumu, kaip tikrai saktantai, sakykime, ir viskas. Ir kadangi disponavo nemenka karinė galia, tai dėl to realesnį poveikį, sakykime, tai kasdieniai politikai ir galėjo daryti. Bet ta unija, tai sakykime, tai yra toksai sprendimas. Ir aš galbūt jau mes čia daug kalbame, bet tiesiog, kad nepamirščiau paskui pasakyti, aš galvoju dėl tų visų tų kiviršų, tų tokių nesutarimų, tikrai negraži ta istorija. Man norėtųsi, kad būtų buvę santykiai gražesni, kad nėra čia tiems krikščionims dėl ko pjautis. Bet aš galvoju, tas toksai tų laikų karštumas, pažiūrėkime, kokius jis vis dėlto tokius vaisius duoda ilgalaikėje perspektyvoje, kai dabar žiūrime, kokie santykiai yra tarp Romos popiežiaus ir dabartinio Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus. Jie nėra formaliai susivienyjusios tas bažnyčios, bet dvasinė vienybė yra. Ir tie stačiatikiai, kurie ar mūsų kraštuose gyveno, ar tie pati Graikijos, pažiūrėkit, jokio tokio priešiškumo aktyviai, kad ten fanatiškai diegiamo nėra. Ir aš manau, kad tos pamokos iš tų tokių aštresnių susikirtimų dabar čia tai yra tokios, kad galime kreipti dalykus į tai, kas mūsų vienė, tai kas tas bendra ir dėl kokių ten tokių smulkmenų ar ten tokių menkų papročių skirtumų nesipjauti ir nesipriešinti per daug, nes tai pasinaudoja tie tikrieji schizmatikai visų tuo dalyku. Tai tiek, tada perduodu toliau. Taip, mes čia užsišnekėjom ir dabar galvoju, laikas būtų klausimams, bet aš dar vieną klausimą norėčiau užduoti trumpą, tokį asmenišką, subjektyvų ir jeigu trumpai taip galėtumėt vieną galbūt išskirti šių metų renginį ar įvykį, minint Šventojo Juozapato metus, kuris jums atrodė prasmingiausias, ar tokia, nežinau, akademinė prasme ar visuomeninė prasme, nes šitie metai, sakyčiau, labai svarbus yra būtent tiem abiem tomis prasmėmis mūsų moderniosios Lietuvos visuomeniai, kurioje po unijos panaikinimo caro laikais tos unijos, ypač tarpukariu, ir ką profesorius minėjo, Šapokos istorija, tai yra tas būdingas dalykas, kad tos unijos atminties gyvos ir tokio potyrio nebuvo. Žiūrėti, tarpukariu Lietuvos Respublikoje yra unija, bet tai yra neo-unija, tai yra vyskupas Pranciškus Bučys, kuris ateina jau visai iš kitos unijos tradicijos. Arba Vilniuje vėlgi neatsikuria graikų apeigų katalikai, bet čia veikia jėzuitai, kurie irgi tą graikų rytų apeigas praktikuoja. Augustinų buvusi bažnyčia yra rytų apeigų bažnyčia, bet tai nėra tos graikų apeigų bažnyčios Brasto unijos bažnyčios tąsa. Tai visą tarpukarį šitose vietose mes neturime tos nei gyvos bendruomenės, nei tuo pačiu turbūt tokio atminimo, nei tęstinumo. Ir čia turbūt paradoksas, galim dėkoti iš dalies sovietmečių ir jo migracijai, kai turbūt per tą laiką atsiranda ir Lietuvoje iš Ukrainos atsikėlusių žmonių, atsiranda tam tikros grupės žmonių, kurių bendruomenės, ukrainiečių, gali dabar sudaryti tas graikų apeigų katalikų bendruomenių saleles ir galim turėti ir tą vėl gyvas bendruomenės ir kartu tas, kurios gaivina ir atmintį ir keičiantis mūsų požiūrį į Lietuvos istoriją, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, žvelgiant daug plačiau. Tai gal kas jums asmeniškai, būtent per šituos metus, kadangi juos čia minime ir užsklendžiame, kas gal buvo labiausiai arčiausiai širdies, ar kas nors labiausiai įstrigo, ar buvo koks nors atradimas? Aš pradėsiu vėl nuo pokštų šiokį tokį. Man tai labiausiai patiko Tomas Antropikas, mūsų antrakursis, pasiuvo Šventojo Juozapato stulą. Ir kažkoks blatnas žodis ten, tas jau graikiškas. Kaip vadinasi? Liturginį rūbą, tą tokį stulą. Genialu. Iš savo rankom viskas siuntėsi siūlus ir medžiagas iš Lvovo. Tada paaiškėjo, kodėl Lvovas, ir taip toliau, vėl iš tą graikiškojo katalikybę. Bet tai kaip tik paskatina, žiūrėkit kam, kokiems dalykams.
svarstyti, kodėl mums graikai katalikai, kad yra priimtini. Tai čia visiems aišku. Apskritai, kas Ukraina bent šiek tiek žinom, nuo Lvovas yra pasakiškas miestas, įspūdingo grožio, įspūdingos įvairovės. Jis turbūt turi miesto genijų tokį patį kaip Vilnius. Ar ką tik buvau Liubekė, bandžiau patikrinti, iš kur Tomas Manas tą savoką įgijo tą miesto genijaus, nes neradau. Man Liubekas nepadarė kažkokio milžiniško įspūdžio. Tas Liubekas Geistige Lebensform aš nepagavau. Nu va, bet nesvarbu, Lvovas. Tai mes Lvovas žinom. Ir žinom graikus katalikus. Dabar žinom jau bazilijonus. Žinom Šventą Jozapatą. Dabar jau džiaugiamės, kad pagaliau Lietuva pradėjo tvarkyti tą kitą rytietiškąją krikščionybę, stačiatikybę. Ir aš galvoju, Vitalijus Mockus yra mano studentas, magistriniam seminare buvęs. Aš vis laik galvodavau, kada jie imsis taip atsiraitos rankovės. Nugi reikia svarstyti. Maskvos reikalą, nuo kada iki? O čia mes nepaminėjom viso reikalo. Graikams, katalikams, man atrodo, tos problemos nėra, bet tos problemos, man atrodo, nėra ir Konstantinopolio Baltramiejaus stačiatikėms. Kokios? Rusų, Maskvos stačiatikybei nėra išpažinties paslapties. Kodėl tas per mažai akcentuojama? Nežinau. O juk turėtų būti. Popas sužinojęs, kad pavyks koks nors intriga prieš Putiną, turi būtinai pranešti. Ir būdo nuo Petro I. Pranešti turi. Tai kas čia per stačiatikybę? Kas čia per religiją? Po jų sultano man vis tik atrodo ne Kalašnikovai. Nekalbu apie antpečius. Tai kokioj nors Graikijoje tu pamatai, kad tie vienuoliukai stačiatikiai, jie tokie simpatiški, su laptopais laksto po savo tos vienuolynus. Žodžiu, kažkokia kitokia stačiatikybė. Ir mes turėsim prie to priartėti. Suvokti tos mūsų regionui reikalingus religinių, tų tokių konfesinių skirtumų, o kartu suprast, kad tarp padorių religinių tradicijų nėra kažkokių karingų skirtumų ir jų neturėtų būti. Ir tie visi idėjinių pagrindų gali susitarti. Ir bus dar gražiau, mes mums visi tie bažnyčių įvairūs autoritetai, šaltiniai, tėvai, jie parodės mums aiškėti, kad yra bendrasis žmonijos turtas, kuris ateina į beraščių visuomenę ir turi apšviesti visus. Sunkus klausimas, sunku. Žinokit, aš kelis pasakysiu. Tai pirmas, šie renginiai Bažnytinio paveldo muziejui ir jie grąžina mums į gyvenimą ir šventąjį užmirštą, ir užmirštą bažnyčią. Ir tai labai svarbu. Ir aš matau čia kaip trampliną. Šitie renginiai vis tiek įstringa į atmintį, žmonės atsimena, pradeda domėtis, kalbėti ir atgaivinama tai, kas buvo amžiaus dulkės užnešusios buvo. Pirmas dalykas. O antras dalykas, tai čia turbūt profesoriui reikia padėkoti ir Genutei Kirkienei, kad atsirado Juozapato skveras ir lenta skirta Juozapatui ant Šventos Trejybės šventovės, unitų bažnyčios. Tai irgi labai, labai svarbu, nes Juozapatas ir Vilnius neatskiriami dalykai. Daug kalbėjot apie Vilnių ir profesorius ir Darius apie tai, koks svarbus dvasinis centras buvo neatsitiktinai. Ir būsimas kankinys atvažiavo į Vilnių. Vilniuje įvyko didžioji jo transformacija. Iš Ukrainos, iš Voluinės Vladimiro. Atvažiavo čia į Vilnių, čia įvyko didžioji jo transformacija, turbūt jis susitikė su jėzuitais, įtariu, ar ne, Liudai? Galėjo taip, patraukti to keliu. Tai labai svarbus man šitie du dalykai. Jo, šitas minėjimas toks, laikau didelę garbę, kad pakvietė mane, dėkui, ir skveras. Ir skveras, tai čia yra tikrai. Atrodytų, kad formalumas, skveras, ką jisai. Bet vis tiek kyla klausimų, savivaldybė toj lentelę padės su užrašu, kas yra. Jo, paminklinė plokštė ir paaiškinimas, kas Kuncevičius. Jo, taip, aš kai jo. Tai čia yra. Taip, tai čia yra. Taip, ukrainiečių bažnyčia. Tai šitie du svarbus dalykai iš tiesų, kad taip nepraslinko pro šalį, kad čia jubiliejus šventojo, mūsų irgi šventojo. Bet Baltarusiai pyksta. Pyksta jam. Žinot, kaip sako, vyksta Vilniaus ukrainizacija.
Dėl to, kad į tas vietas, kur mes sakom, Darius pasakė, bendri protėviai yra tas. Tas pasaulis, kurį Pranciškaus Skorinos, kuris rašo tą Bibliją ruską, ir mes laikom, kad tai yra Vilniaus leidinys Prahoje, tai bet protėviai tai bendras kultūrinis arealas, nuo Polocko, Vitebsko iki Dniepro ir Kijevo, tai visa šita erdvė yra. Tai protėviai bendri, bet Baltarusiai norėtų, kad tik mes juos matytume. Špyga. Kol karas vyksta Ukrainoje, ukrainiečių čia daug dirbam su ukrainiečiais, ne? Dėl to, kad, tarp kitko, Lvovas yra labai aktyvus. Ir čia iš tų idėjų, kurias mes čia šnekam, koks nors Igoris Kočeliasas, amžinatelis pandemiją nusinešė jauną vyrą, buvo tiesiog motoras šitos graikiškosios katalikybės idėjos nešimo. Ir mes per jį supratome, kad koks yra vėl potencialas reikalingas pasiaiškinti Vilniaus istoriją. Be jų, be Lvovo specų, be Ukrainos ir daugiau ten, koks nors Leonidas Timošenko yra jau ne iš Lvovo, jie tapo Vilniaus istorikais, labai solidžiais. Kartais, man atrodo, Timošenkos ta knyga dabar tokia stovi į grandiozinių knygų lentyną, kurią baisu pradėti skaityti net. Bandai vis laiką nuo vidurio kažkur ten. Tai va, tai žodžiu, vienaip ar kitaip mums sukabino daug kurios dalykus. Šiuolaikinės aktualijas, Ukraina, Baltarusijos problemas, jos apato kankinystė, Vitebske, pats iš tas sostas Polocke kaip vyskupo, pats Vilnietis. Žodžiu, visa ir geopolitinė, ir geokultūrinė dabartis ir aktualija per šitos metus ir šito žmogų susikabina. Na, iš tikrųjų, aš paskutinis turbūt kalbėsiu tuo klausimu, tai sunku čia būtų man kažką pridurti, tiesiog gal norėčiau pirmiausia Dianai Varnaitei viešai dar kartą padėkoti, nes jos energija ir pasišventimas tam bendram reikalui iš tikrųjų maloniausiai nustebino ir aš tikrai, kai pernai pradėjome apie tuos dalykus kalbėti, tai aš neįsivaizdavau, kad tiek daug ir taip natūraliai ir taip gražiai tiek pavyks padaryti per šios metus iš įvairiausių žmonių, daugiausiai Vilniuje, kiek žmonių veikia, kiek padarė ukrainiečiai prisijungė. Baltarusiam palinkėčiau nuo litvinizmo išsigydyti, tada jie patys galės įsijungti į darnų chorą, nes ukrainiečiai tai visada, kaip sakyt, pasako, mes jokių pretenzijų tą Vilnių neturime, turėkite jūs, bet su tais belarusų aktyvistais tai yra truputį sudėtingiau, jie per daug į savo bambą yra įsigilinę žiūrėti. Kas man patiko, aš dabar jau rimčiau pasakysiu, kad man atrodo pasiekimas bus toks, kad mes vis tiek Šventą Juozapatą ir unitus jau būsime įrašę į savo kultūrinę atmintį, jau turime ką papasakoti, turime pakalbėti, jau žinosim kaip yra, bet tiesiog norėčiau pastebėti, kad tai ar siauresnėme draugų kolegų rate pastebiu, kad mums dar trūksta kai kurių gijų, kad galėtų Vilnius visą savo gražią simfoniją pragysti kaip koks vargonai galingi. Ir tą turėdamas omeny, tiesiog galvoju apie tos Vilnius kaip vienuolynus, tarkime, kas liečia jėzuitus, mes galime papasakoti, kaip jie atvažiavo, kaip čia įsipaišė. Pranciškonus taip pat galime papasakoti, taip, kaip jie čia atsirado. Dominikonai sunkiau yra, bet manau, su laiku tikrai bus galima kalbėti, kaip jie atsirado, kaip jie praturtino Vilnių, ką jie čia nuveikė. Su unitais lygiai taip pat padaryti reikalai, gera įžanga. Bet kas liečia, tarkime, karmelitus, neturime to naratyvo. Papasakot, kaip jie atvažiavo, nors jie nepaprastai įdomus, yra ordinas įsikūręs prie Aušros vartų. O tai buvo tas ordinas, kuris specializavosi pagalbos teikime būtent rytų krikščionims. Ir jeigu Rutskį ir konsultavo, kaip reikia tą įgyvendinti. Žiūrėkit, koks nuostabus dalykas. Lygiai toje pačioje vietoje, šalia kaiminystėje, tas vienuolynas ir išdygsta. Ir tai nėra atsitiktinumas. Bet mes tiesiog neturime tų tokių tyrimų, kurie leistų mums kalbėti. Lygiai taip pat galime sakyti, Augustinų mums trūksta, kokia jų istorija, kaip jie čia įsikėlė. Tai su Piorais irgi yra gan sudėtinga tie dalykai. Tai, sakykime, yra nemažai padaryta, bet dar supraskime, kad dar yra daug tokių neatverstų Vilniaus istorijos puslapių, kuriomis, kaip bendromis pastangomis, gal net kitos kartos istorikai, turėtų jos užpildyti tyrimais, kurie tikrai labai būtų naudingi ir praverstų mums taip pilnatiškai, pilnakraujiškai apie tą senąjį Vilnių kalbėti ir jo relevantiškumą šitam plačiam regionui dar ryškesnėmis spalvomis parodyti.
Tai atsiprašau Dianai, noriu Varnaitei padėkoti, nes prisimenu, atsiprašau, taip jaudinas gal, bet prisimenu, kai dirbau Nacionaliniam dailės muziejui, tada atėjo Diana ir prakalbo dar 2 metami, esant prieš šitą minėjimą Juozapato Kuncevičiaus, kad bus tokie metai. Tai aš pamenu, kad kažkas apsivertė manyje, tai wow, sakau, wow. Tai dėkui labai, Diana. Ačiū ir taip pat turbūt galim prisiminti ir padėkoti čia nesančiai, bet pirmai muziejaus direktoriai Sigitai Maslauskaitei Mažylieniai, tai aš nors nedalyvavau, bet man įstrigo tai, kame būčiau norėjęs gal dalyvauti tame minėjime Romoje, tiek parodoje, tiek konferencijoje, tiek bažnytinėse iškilmėse, kurios išnešė tą unijos programą Šventąjį Juozapatą iš mūsų tokio lokalinio konteksto. Ir jeigu atsiverstume Wikipediją, matytume, kad tų unijų sekoje tarp katalikų ir stačiatikių ortodoksų, ypač Europos unijos sekoje, tai Brastos unija yra pirmoji ir po to rikiuojasi visos kitos taip pat kraštų eilės, mes esame pirmieji. Tai kokių dabar auditorija turėtų klausimą? Mes čia labai ilgai užsišnekėjome. Žodžiu, buvo paminėta Palanga, Palangos pliažas ir aš prisiminiau Sigito Gedos eilėraštį apie Vaidilutę Birutą, kuris santykiavo su žemaičių dievais. Ir kiek žinau, Vytautas buvo pradėtas Palangos jūroje, tai kodėl jis jos taip lengvai atsisakė. Tai čia šitą buvo minėta, bet nebuvo įsigilinta. O kitas čia gal turbūt toks, aš pati anglistė esu irrelevant question, kaip ten su tom knygom ar manuskriptais, kurie iš Vilniaus universiteto bibliotekos buvo pavogti. Aš visus portalus seku, bet kaip dabar ten ta situacija. Čia ne visai susijus su tema, bet visi jūs istorikai gal geriau žinot. Viskas. Ačiū. Apie knygas nieks nežinom, nes kiek suprantu, vyksta tyrimas. Ir nieks nešneka net tie, kurie žino. Tai bent jau kiek dabar suprantu, nieks nežino. Žinai ką nors? Ne. Tai va, nelabai žinom mes apie knygas. Tamsus reikalas ir mums. Mes neėmėm. Tiek pasakykim, kad mes neėmėm. Dabar dėl Palangos atsakysiu paprastai. Sigitas Geda šaunus vyras, puikus poetas, vienas didžiausių turbūt lietuvių, bet aš netikiu, kad Vytautas Palangos jūroje darytas. Kad ir kaip mes Gedą mylėtume. Ir ten kokią nors Birutę. Žodžiu, iš ten. Mielai, labai gera idėja, verta svarstyti, bet Vytautas, žiūrėkit, su Palanga elgėsi. Jeigu Strijkovskis nemeluoja, Birutės kalną jau žemaičiai garbino 16 amžiaus viduryje. Garbinimo tradicija Strijkovskis mena. Tai atsiminkim, kad dar didesnis klausimas, kad Vytautas savo motinos kapo liktai apsimeta, nežinas. Va čia man tai dar kečiau tada. Ar tikrai taip? Kuri čia iš legendos dalis yra neveiksni? Gal tikrai Birutė su kalnantos mitas yra šiek tiek perdėtas? Nežinau iki galo. Bet kuriuo atveju labai norėjau tikti ordinui ir galbūt iš tikrųjų svarstom, kad Konstantinopolis Vytautui gal net buvo nepraėjęs aktualumo ir vien dėl to taip šaltai, abejingai gal net sakytų pažiūrėjai ir čia mėlyjei Treptkoje Jogaila pasakė, netiduos Palangos. Kas čia vėl šovė? Čia vėl psichoistorijos klausimas. Kas jam čia šovė? Diana Varnaitė, aš tiesiog gal ne tai, kad klausimą, o tokį prisiminimą labai nedidelį, bet tokį gana smagų. Per pastaruosius 6 metus Vilniuje 3 kartus viešėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas, didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Ir kartkartėmis kalbant būtent apie Brastos uniją ir taip jau rimtai žiūrint iki šių dienų,
Jis yra nekartą pasakęs štai tokį dalyką, kad šiaip taip paėmus, sako, aš vienintelis esu įpėdinis Kijevo metropolijos, nes uniją tai pasirašė Kijevo metropolitas tuometinis. Tai šiuo metu mes žinom, kad yra 3, turbūt 2 lojalūs valstybei. Tai yra ir Epifanijos metropolitas, kurį paskyrė Konstantinopolio patriarchas, ir jau mano paminėtas didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas yra dar vienas metropolitas, kuris tebelieka ištikimas Maskvai. Tai to čia toks ir istorinis, ir galbūt su tam tikrai ir šypsena, ir su rimtu tokiu pasižiūrėjimu. Tai čia toks tarsi apvainikavimas, tai kas yra Brastos unija ir kas ją pasirašė ir koks palikimas iki šių dienų. O kas masto, tai turbūt supranta ir tas priežastis ir kontekstą, kas ir vyksta, ir ką jūs visi kalbėjote, tai yra apie visų metų paminėjimą ir mūsų suvokimą, ne tik istorijos ir susigrąžinimą istorinės atminties, bet ir labiau supratimą šiandieninio to nelengvo pasaulio. Tai ačiū labai jums visiems. Dėkoju. Ir tokia mintis kilo reaguojant į pokalbį, kad Juozapato metai pasibaigė, iškėlė daug naujų dalykų, kai kam atvėrė akis ir kažkaip savo ir visiems palinkėti norisi, kad jubiliejus pasibaigė, bet pakedenkime tas idėjas ir kažkaip ir toliau, ir kad nepasibaigtų viskas jubiliejum. Ir va čia kalbant apie tą vilnietišką tapatybę, apie šventuosius, prisiminiau labai gerą knygą Dariaus apie Vilniaus kankinius. Ir tikrai kaip reikia vėl prisiminti iš naujo, nes praktiškai užmirštam. Tai irgi yra mūsų vilnietiškos tapatybės dalis. Tai, ačiū. Nieko, aš kažkaip Čiurinską prisiminiau, kad Mintautą Čiurinską vis tiek atrado, nes dabar iš tikrųjų kaip... aš Romoje buvau, tai pamačiau vienoje vietoje, kai tų šaltinių pamatai kokios krūvos, tai yra įspūdį daro, žodžiu. Dar mums yra daug ką ten nuveikti. Vilniaus archyvai tikrai dar nėra iki galo išsemti. Ir tikrai pradžiugino, kad Mintautas Čiurinskas vis tiek rado tą pirmąjį spausdintą Morochovskio ir Rudskio rašytą Švento Juozapato Kuncevičiaus kakinystės aprašymą. Tokius dalykus iškelia, nes dabar gyvename tokiais laikais, kai iš tikrųjų nepaprastai daug knygų yra suskaitmeninama. Ir tu čia Vilniuje sėdėdamas gali nepaprastai įdomių dalykų rasti. Ir džiugu, kad istorikai taip pat ir dalinosi tokiais atradimais. Ir tokie garsai kris į gerą dirvą ir kažkas gali rimčiau pradėti tyrinėti ir tuos dalykus atskleisti. Tai man atrodo, tas svarbus dalykas. Aš tokia nuvalkite dažnai sakau tiesą, kad kiekvienas dirbkime savo darbą, tai yra, bet gerai padarykime tą darbą, kiekvienas ir tai prie bendro reikalo prisidės. Kaip man kodėl patinka vokiečiai, pavyzdžiui. Nesakysiu apie problemas, turi ten tų, bet kiekvienas stengiasi savo gerą darbą padaryti. Ir aš galvoju, jeigu tu gerai varžtą pasakai, padarai kitas gerą padangą, tai vis tiek rezultate geras automobilis gaunasi. Jeigu tu geras istorikas, tu geras knygas rašai ir visiems nuo to yra geriau. Ir į bendrą paveikslą susiformuoja tokia klestinti visuomenė. Tai galima sakyti, kad kaip ir Juozapatas Kuncevičius. Man patiko Lvovas, aš irgi, čia mūsų bendra turbūt meilė su profesoriu Bublausku. Tai yra, kaip sakyti, nepaprastai ypatingas miestas ir aš, kai atsimenu, doktorantas buvau dar 2001 metais, man labai patiko ten, buvo toksai mokykla ir vienas arkivyskupas tuometinis sakė, kad žinot, visi čia mes labai mylime Joną Paulių II, katalikų arkivyskupas kalbėjo. Sako, bet jis žino, kad nieko ypatingo nedarė, jis tik tai gerai dirba savo darbą. Nieko ypatingo jis nedarė. Jis sako, jūs esate tėvas, atlikite gerai tėvo pareigas, esate stalius, gerai atlikite stalius. Tai ir popiežius sako, lygiai tą patį, nieko ypatingai nedarė. Kitas dalykas, kodėl man tie Ukrainos katalikiško universiteto dėstytojai, studentai patinka, nes jau jie tais laikais buvo įpratę, žodžiu, kovoti dėl savo vietos pasaulyje, bet taip gerais dalykais. Projektiniai tie dalykai jiems buvo įprastai ir jie tikrai nepaprastai daug yra padarę mums mokytis iš jų, nes tas Skočeliaso pradėtas Kijevo krikščionybės ta serija, tai fundamentalūs darbai, vienas po kito eina. Ir beje remia šitie Ukrainos oligarchai.
ką mūsų oligarchai remia. Tai aš gal patylėsiu tiesiog, bet pasimato tie civilizaciniai tokie skirtumai. Ir mes įsivaizduom, kad čia dideli vakariečiai, bet su kai kuriais aspektais. Tai mes ne tai, kad pagonis, bet tokie, Paminklas atsirado. Tai va tokie dalykai atsiranda, kurie, kaip tokie dzinguliukai. Tai jiems to užtenka, bet džiaukimės, kad yra ir sektinų pavyzdžių, ukrainiečiai šių požiūrių labai yra gerai. Ir kas man patiko, dar kas su tais, trumpai sakysiu, kad tie unitų mokslininkai, jie labai seniai, prieš daugiau kaip 20 metų kalbėjo, sako, mums reikia įveikti tokią konfesionalizuotos istoriografijos epochą. Sako, bandykime žiūrėti objektyviai, kad ne tai, kad mes būtume unitai ir ten, viską, kad ten tie stačiatikiai padarė, tai, kaip apologetiką kažkokią varytumėm. Bet lygiai taip pat į visus galima žiūrėti dalykiškai ir tada galima susikalbėti. Užeinu Biržuose, moteriškė plauna evangelikų reformatų bažnyčią. Sakau, greit sakykit, ko pas jūs geriau, nes greitai einu pas katalikus. Kokią man paskaitą atskaitė. 10 minučių. Ta moteriškė ir grindis išplauna, ir tau paskaitą atskaito. Tai čia aš buvau susižavėjęs. Ir va dėl to, ką tu pradėjai prašyti apie dzinguliukus. Ką tik mes padarėm padėkos kelionę, nacionalinę ekspediciją mūsų didiesiems mecenatams. Firma Tesonet ir firma Teltonika, kurie davė po 1 milijoną, Teltonika net 1,5 milijono radarams Ukrainos. Tai kas čia per vaikinai? Vienas mūsų studentas, tarp kitko, Tomas Okmanas. Milijardieriai, jie tapo ką tik milijardieriais jau rašomi. Į 5 Lietuvos milijardierių. Va, jie gerai dirba darbą. Jis ateidavo butkui pataisyti kompiuterio. Turi kultūrinį pagrindą. Va tokie žmonės, tai matosi, kad jie kultūrinį pagrindą turi. Ir paskui, kaip Elonas Muskas, laisvas žmogus gali kalbėti, sukuria viską, visi žavimės puikiai. Tai dėl to ir svarbu, studijuokite visi istoriją, filosofiją, teologiją, kad turėtumėte, o paskui ir versle jūs lydės sėkmė. Bravo. Tai dar klausimų? Jeigu nebaigiant, tada palinkėčiau kažkaip su tuo iššūkiu gyvenime, kurių vis įvairių pasitaiko kažkaip, kad tas ir bažnytinės unijos prisiminimas, patirtis, tegul ir labai gal tolima, ar asmeniškai kažkaip neišgyventa, bet galbūt ir toks vilties ženklas, kad kažkaip su visais iššūkiais gyvenime, ar ne, ir galima susidoroti, ir įmanoma susidoroti, ir tie iššūkiai taip pat kuria tą naują kokybę ir veda mus ir visą pasaulį pirmyn. Ne? Labai ačiū mūsų prelegentam, ačiū visiems susirinkusiems, visiems stebėjusiems ir noriu padėkoti ne tik šio vakaro dalyviam, bet ir visiems pranešėjams, kurie dalyvavo šių renginių cikle, visiems nuosekliai mus stebėjusiems, rėmusiems, pradėjusiems šį ciklą, visiems palaikiusiems ir tikim, kad visą tai globoja ir šventas Juozapatas Kuncevičius, nes įvyko daug gerų dalykų ir atrodo, kad kai kurie stebuklingai vyko. Dėkojam Lietuvos kultūros ministerijai, kurie finansiškai rėmė šitą projektą. Kviečiam lankytis parodoje, nes jį veiks dar iki balandžio mėnesio. Tegul visi bus viena, šventas Juozapatas Kuncevičius pas mus. Ir kviečiam jūs į kitus renginius ir tegul visi bus viena. Ačiū visiems. Ačiū.